Nu ką, gailas be klaidų, skidelis, jokie čekai nedega. Užsidarau langą, vežu automobilį, pastatau ir laukiu kliento, kad galėtų atsiimti. Atbų sistema yra demontuota ir viskas, daugiau nebekels problemų. Taip, atėjo naujieji metai, bet turim vis dar senų problemų, kurių nespėjau praeitais metais susitvarkyti. Tai matom, turiu jau remontuotą, bandyti remontuoti plastiką savo ML, kurį reikia pakeisti, nes iš visų pusių jisai čionais lūžinėja ir šiek tiek skverbiasi vanduo į saloną. Tai turiu laisvą pusiau dieną tokią ir ją skirsiu savo automobilio visokių smulkmenų nedadarytų sutvarkymą. Tai reikia tiesiog nusiardyti, nusiimti gumą, reikės atsisukti bagažinę nuo lanksto ir nuėmus dar porą klipsų, jau čia nuėmiau plastikinę tokį dangtelį, porą varžtų atsukau ir reikės nusiimti šitą plastiką, pasikeisti į naują. Turiu visiškai naują iš Merso, Mersinis kodas. Ir reikės jį užsidėti. Ką, praeitą laidą matėme va tokią C klasę su va tokia rida, tokiu va vairu. Ir teisingas atsakymas, kokia yra šito automobilio rida, yra va toks. $213. Tai automobiliukas atkeliavo su tokiais darbeliais, kad reikia pakoreguoti atblų sistemos veikimą ir galios didinimą. Tai galios didinimą padarėm, atblų sistemos veikimas pakoreguotas ir dabar išvažiavau pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja, tvarkingai traukia, netrūkčia ir taip toliau. Tai viskas yra gerai. Automobilis praktiškai jau paruoštas atiduoti savininkui. Tik tai norėjau parodyti, kad tokia rida yra automobilio ir automobilis vis vien gali sugesti. Nesvarbu, kad yra sąlyginai nedidelė rida, 191 000, bet atblų sistema jau parodė ragus. Tai sugedo NOx davikliai, abu. Vienas daviklis kažkas apie 600 eurų kainuoja. Tai matematika labai paprasta, 1200 eurų remontui arba atblų darbo korekcija. Tai tokie va dalykai. Geriau tos pinigus tikrai investuoti į kūrą, sakykime, ir į kitą bendrą automobilio būklę, negu kad į tą sistemą, kuri mano manimu tikrai jinai neduoda tiek daug, kiek galėtų pagal visą sumanimą šitos sistemos. Tai judam toliau. Taip, turim 212, atkeliavo su pranešimu, kad po 188 km automobilis neužsikurs. Tai kažkaip tai banga užėjo dabar šitų problemų su atblų sistemom. Ten vat kamputį matot, yra dar ir 213, lygiai ta pati problema. Tai problema su atblų yra sutvarkyta, matom, jokių klaidų nedega skidelėje ir automobilis gali toliau važiuoti. Tai vat kas iš įdomiausių, kad rida yra tikra, 167 000 ir jau yra problema. Tai problemą išsprendėm ir daugiau jinai nebesuks galvos savininkui. Tai gesinu automobilį ir lekiu toliau. Na ką, seniau žiūrintis mano kanalą, turbūt jau pasiilgo šito 204. Luko, mano kanalo dronų operatoriaus ceškė, grįžtant iš pajūrio, atsirado kažkoks tai nemalonus garsas galinėje dalyje. Tai pasikėlėm automobilį, kaip ir nieko labai baisaus neradom,
bet nusiardė posparnį, radom, kad amortizatoriaus laikiklis yra nulūžęs. Čia vat, turėjo būti dvi auselės, kurios sukasi prie kėbulo, čia sukasi pats amortizatorius. Tai jisai tiesiog trūko ir amortizatorius, važiuojant per duobes, daužėsi į šitą detalę. Nupirkau naują detalę. Šiandien iš ryto dar važiavau specialiai anksti ir vat, nupirkau tokią naują detalę. Valandą laiko vienkamščiuose prasėdėjau į vieną pusę, atgal jau greičiau. Tai beliko tik tai sudėti šitą dalį ir viskas, tai aiškiai bus toliau koviniai parengti. Ką, 104, 3 litrai dizelis ir darom pavarų dėžės adaptaciją. Apie pavarų dėžės adaptaciją ir kam jinai reikalinga galit pasižiūrėti va čionais, pridėsiu nuorodą. Šitam ML-ui jinai daroma po aptarnavimo. Taip pat jam jau esu padaręs pirmą stage'ą, tai šiek tiek pakėliam galios ir taip pat DPF-o ir EGR-o išjungimas. Tai kol kas visai neblogai vyksta adaptacija, be jokių kažkokių tai kabliukų ar klaustukų. Pavarų dėžė labai gražiai jungia, bet atvažiuojant, nežinau ar girdisi, toksai kaip treškesys. Šitie ML-ai turi tokį kaip minusą, sakykime, pas juos dažniausiai važiuoklės laiko visai neblogai, bet priekinės viršutinės atraminės šakės pradeda guminiai selenblokai treškėti po kažkiek tai laiko. Jie tiesiog prasisuka ir pradeda treškėti. Toksai nemalonus garsas, važiuojant per nelygumus, ypač per greičio kalnelius. Tai daug kas ieško, kame čionais galėtų būti problema, bet jinai yra kaip ir žinoma ir pats turėjau savo ML-ui panašų atvejį, tai pasikeičiau ir problemos dingo. Tai vat, baigiu daryti adaptaciją, varau pastatau automobilį ir lėksim daryti sekančią. 212 ir tenais yra problemytės su elektra. Na ir persikeliam į 212 ir turim va tokių klaidų. Neveikia, tiksliau per daug gerai veikia SOS signalo skambučių, kaip sakykime, blokas. Tiesiog pradeda kartais pats skambinti, nors ir nėra jokio reikalo tai daryti. Tai išjungsim jį, kad nebūtų reikalo skambinti. Taip pat pasižiūrėsim, skundėsi savininkas, kad bagažinė ne visada nori atsidaryti, užsidaryti. Tai pasižiūrėsim šitos dalykus ir po to dar bendrą diagnostiką pasidarysim. Taip, šiandien sekmadienis ir pradėsim bandymą lėkti į orientacinį. Tai pasiėmiau offroadui keltuvą, kirvuką, kastuvą, lentų, stropų. Reikia dar nuvažiuoti, kažkur pamečiau kilpą. Tai nupirksim ir lėksim į orientacinį. Pirmas sustojimas. So I ran to the end of the road, and when I got there,
Taip, turim CLS 218, 3 litrai dizelis. Klientas pakankamai senai pas mane jau atvažiuoja su savo automobiliais, tai vat nusipirko naują automobilį, pakeitė savo seną į šitą. Ir šitame automobilėje buvo tokia problema, kad smarkiau užminus gazą, jungiant pavaras, pradeda smūgiuoti pavarų dėžė. Tai atvarė automobilį. Iš pradžių galvojom, kad galbūt pakaks pavarų dėžės adaptacijos, bet dėja to nepakako. Tai ką padarėm jam, tai perrašėm originalią programą, padarėm programos korekciją vėl iš naujo, kalbu apie variklio valdymo bloką. Prieš tai buvo čipuotas automobilis ir pašalintas EGR-as, DPF-as, bet DPF-o programavimas buvo toksai, sakykime, ne iki galo, buvo tik pašalintos klaidos, bet ne pats, tarkim, regeneracijų veikimas. Tai šitas sutvarkytas dalykas ir plus dar sutvarkytas sukimo momento valdymas. Tai šitie dalykai sutvarkyti ir automobilis važiuoja dabar puikiai. Pavarų dėžė jungia sklandžiai, traukia gerai. Tai dar vienas įrodymas, kad ne visada pigiausias variantas čipuojant yra geriausias. Tai siūlyčiau pasirinkti geriau kartais labiau patikrintą variantą, negu ten, kur jums yra patrauklesnė kaina. Nes kur dažniausiai patrauklesnė kaina būna jau su niuansais dažniausiai. Tai vat, tiek su šituo CLS-u ir susipakuoju savo rakandus ir einu dirbti toliau. Beje, dar įsiterpsiu, kas turite tokio tipo skydelius, pas ką yra vat, seno papirus spalvų derinio softas magnetolose ir skydeliuose, tai šitos dalykus galima atsinaujinti į štai tokio spalvų derinio softą. Jeigu jums tas būtų įdomu, tai kreipkitės ir kažką suderinsim. Nu, atvažiavau automobilio apsižiūrėti. Dar kompą nespėjau pasijungti, jau klaidų milijonas. Nu, žiūrėsim, kad šiandien gero rodo. Pagal viską, tai klaidelių nemažai. Aktyvaus stabdymo asistento klaidos ir SP. AdBlue ir pusė bako. Nu, ok, jungiamės, žiūrim. Ok, tai akceleratoriaus pedalas trumpina. Pagal viską dar ir netinkami signalai keliauja iš variklio. Na, dėl to ir neveikia visi čia SP šitie. Na, aišku, dėl gazo pedalo gali būti problemas. Viskas čia pilnai sutampa. Pratrinsim klaidas, pasižiūrėsim, galbūt netyčia ir dings viskas. Nu ką, turim. Šį kartą jau mano kaltė. Geležinis vilkas. Maždaug šitą vietą, jeigu kas žinot, Vilniečiai. Antra juosta geležinių vilkų važiavau ir stabdį paspaudžiu ir nieks nevyksta. Tai tiesiog trūko stabdžių žarnelę greičiausiai ir nesustojau, pabučiavau audinę. Prakirtau padangą naują. Šviežiai uždėjau lapkričio mėnesį padangas naujas, tai vat turim rezultatą. Grįšiu namo, reikės aišku tralo, nes mašina pati nevažiuoja, stabdžių pedalas iki dugno lenda. Tai važiuosiu namo su tralu ir bandysiu keltis mašiną, žiūrėsim, kame šunais problemos.
Nu ką, sekanti diena, atėjau prie Amailo ir užsipyliau jau stabdžių skysčio. Ir turim balą. Tai kažkas tai prieki dešinėje pusėje paleido vidurius, sakykim taip. Bandysiu žiūrėti, greičiausiai vamsdelis arba žarnelė trūko. Tai reikės jau turbūt kitą dieną pasikėlus ant keltuvo nusimti ratus ir žiūrėti. Reikės irgi nusimti bamperį, nes užspaudė dureles irgi. Tiksliau sparną reikės nusimti, užspaudė dureles, negaliu atidaryti. Tai bus čia biški reikalų. Jeigu kažkas turit arba žinot, kur gauti faceliftinį AMG bamperį 104, tai būčiau labai dėkingas. Ok, turim 209 CLK. Automobilis atvažiavo ant ralo ir jisai nesivedė. Tai nustatėm gedimą, kad yra starterio problema. Ir kolega pakeitė starterį, automobilis kūrėsi, bet yra daugiau problemų. Tai, pavyzdžiui, matom, nebeužsidaro langai, dega čekas, papildomas visokias lemputės, indikacinės, rankinis nebeatsileidžia. Automobilis tikrai nekokios būklės atvažiavo. Bent jau pasijungsim, dabar pasižiūrėsim diagnostiką. Kame čia gali būti problemas? Aš tai įtariu, kad greičiausiai arba durų valdymo blokas nusprogo ir neveikia langai, arba gal koksai saugiklis, tikiuosi. Būtų geriausias turbūt variantas, jeigu taip būtų atsitikę. Jeigu ne, tai tada, nežinau, automobilis turbūt striks pas mane eilėje laukti, nes buvo sutarta iš esmės tik tai dėl automobilio užkūrimo problemos. Na ką, ir turim kaltininką avarijos. Stabdžių šlangelę. Kažkokiu būdu sugebėjo prasitrinti. Na, reikalų nemažai pridarė, aišku. Pasižiūrėjau, kad samata panašiai apie 2000 plius bus. Susidėti viską, sustvarkyti kaip priklauso. Tai reikės užsakyti stabdžių šlangelę pradžiai, kad nebėgtų čionais viskas. Ja pasikeisti ir tada žiūrėsim, ko dar trūksta. Dar pasiklybinau, iš tikrųjų panašu, kad vairo traukė klibą irgi reikės pasikeisti. Ir berods anoje pusėje dar klibėja irgi vairo traukės antgalis. Irgi reikės pasikeisti. Po to viską reikės irgi susirinkus suvedimą nusivežti padaryti. Liūdna. Liūdna, iš tikrųjų, tikrai neplanuotas išlaidas ir nemalonu iš tikrųjų, kad taip gavosi ir žmogui, į kurį atsitrenkiau. Na, bet ką darysi? Gyveni ir mokasi, žodžiu, reikia dažniau automobilį savo tikrinti. Nors ir buvo pakeistas stabdžių šlangelės ne per seniausiai. Tai vat. Gerai, kimbam į darbus, ardom ir bamperį jau esu priekinį nusiėmęs ir žiūrėsim, ko dar čionais mums gali trūkti. Čia vat šitas buvo palankstytas, atitiesinau rankom, pasižiūrėsim, galbūt to ir pakaks. Tikrai nesinoriu čia be reikalo išsileisti ir ant tokių dalykų, kurias galima tiesiog atlankstyti. Tai vat, gerai, tęsiam toliau darbus. Retai, kada važiuoju kamščiuose, bet vat kartais užmatau tokius dalykus, kaip važiuoja priekį Amailas ir priešrūkinis dega ne toj pusėje, kaip turėtų. Tai reiškia, kad kažkas pataupė ant žibinto. Pagal numerius matau, kad Amailas iš Amerikos ir sudėti greičiausiai angliški žibintai, kur rūko žibintas dėtas yra nuo angliško automobilio. Negerai, nežinau per tech apžiūrą kaip praėjo, bet taip neturėtų būti. Tai rūko žibintas turėtų būti vairuotojo pusėje. Čia tiesiog toksai pamastymui rytais. Kadangi neturiu dabar savo automobilio, laukiu visų detalių iki galo, tai vat tenka
antros pusės C klasę pasiskolinto. Kad pasiskolinti C klasę, tenka jie nuvežti iš ryto į darbą. Tai vat, šiek tiek mažiau miega, šiek tiek daugiau vairavimo ir bandom susirinkti mailą. Na jo, būna ir taip. B klasė, vakar žmogus paliko vakare automobilį į darbą pabaigą, pastačiau jį. Iš ryto ateinu, užsikuriu ir vat tokias SP, prie seifo klaidas. Dar net nespėjau niekur išvažiuoti, tai jau automobilis genda. Pasižiūrėjau, tai vairo posūkio kampo daviklio klaida. Daugiau dar pasižiūrėsim diagnostiką. Pagrindinis dalykas, dėl ko atvažiavo, tai ne dėl SP klaidų, o dėl traukos. Tai daugiau už minus gazą dingsta trauka. Tai pasižiūrėsim, ko automobilis nori ir bandysim spręsti. Taip, matom purkštukų korekcijas. Korekcija gali būti iki plus minus 63. Yra ant 3 purkštukų minus šiam 3, šiam 4. Tai jau sakykim taip, kad minimum 2 purkštukai bus mirę. Tai juos teks traukti ir žiūrėti. Čia jau ne mano, sakykim, kompetencijoje. O dar liktais minėjo, kad irgi buvo su DPF kažkas daryta. Pasižiūrėsim. Jo, 400%. Na, čia jau programuota daryta kažkas tai. Jo. DPF-as yra išprogramuotas. EGR-as. Ne, EGR-as paliktas. Jo, tai manau toliau nėra tikslo žiūrėti, kadangi purkštukų korekcijas yra labai didelės, tai tiesiog reikės tvarkytis purkštukus. Dar pasižiūrėsiu, galbūt turbinos yra klausimai kažkokie tai. Ir manau, kad turbūt reikės jau atiduoti automobilį klientui. 205 C Coupe. Problema buvo su AdBlue sistema. NOx sensorius antras numiręs. Tai neužilgo iš tikrųjų bus ir kitas bėdas. Problema programiškai sutvarkyta. Pasižiūrėsim, ką rodo. Taip, AdBlue rodo 0. Tai reikės tik tai programiškai dar šitą meniu pašalinti. Ir yra įtarimas, kad problemos yra dar su purkštukais. Tai purkštukus irgi susižiūrėsim programiškai. Jeigu yra klausimų, reikės siųsti juos spręsti. Taip pat pakankamai ilgai pravažinėta su čeko lemputė, tai todėl yra šiek tiek pasikimšęs DPF-as, reikės pasidaryti DPF regeneraciją. Tai regeneraciją atlikus, manau, kad reikės ir atiduoti į automobilį. Kompas paruoštas ir judam. Tai ką, važiuojam su C Coupe ir matom po biškį krenta DPF-o užsipildymas. Tai buvo 107%, dabar yra 100%. Na taip įdomiai skaičiuoja čianais. Ir dabar yra DPF-o temperatūra 610 laipsnių. Tai regeneracijai reikalinga didesnė temperatūra, todėl ir taip kaitina smarkiai. Tai pasižiūrėsim, iki kiek išsivalys DPF filtras ir tikėkimės, kad tas bus ilgam. Bet aišku, jeigu automobilis važinėja pagrinde mieste, trumpais atstumais, tai tas DPF filtras dažnai ir nespėja išsivalyti. Kadangi kol automobilis užšyla, kol pradeda DPF regeneracija vykti, tai taip ir būna iš tikrųjų. Tai vat, ok, judam ir žiūrėsim, kaip mums pavyks išvalyti. Jo, 205 C klasė. Kupas, dėja ne visos problemos yra išspręstos ir dėja ne visas aš jas galiu išspręsti. Tai su AdBlue ir DPF užsikimšimu išsiaiškinam, viskas yra ok, bet pasivažinėjus paaiškėjo, kad yra dar problema su pavarų dėžės pūslė greičiausiai.
bent jau problema yra pavarų dėžėje. Tai greičiausiai tiesiog dėžė buvo neaptarnauta laiku. Pabandžiau dar padaryti adaptaciją, bet dėja tas nepadėjo. Tai tokie dalykai ir lekim toliau prie darbų. 212 stovi pas mane jau gal kokią savaitę ir automobilis atkeliavo dėl pečiuko problemos. Tai kad pečiukas paima, sustoja ir vėl pradeda pūsti. Vėl sustoja ir vėl pradeda. Tai vienam servise jau bandė tvarkyti šitą bėdą. Keitė naują ventiliatorių, naują pečiuko reostatą, bet tai problemas neišsprendė. Atvyko pas mane automobilis ir iš tikrųjų jau kaip ir buvo aišku, kad iš parduotuvės dedami reostatai netinka. Tai kad ir nauji, bet problemos tai nesutvarko ir problema būna visiškai tokia pati. Tai užsakiau iš laužyno, atkeliavo, sudėjau, viskas pučia, kaip priklauso, netrukinėja, bet yra ir kita situacija, tai pradėjau ardyti aš čionais ir tokių visokių laidų krūvą radau, kurie neaišku iš kur ir neaišku kur eina. Tai čia kadangi greičiausiai buvo taksas prieš tai laidų prikarpyta, pribūta, pridaryta, tai bent jau užizoliuosiu, kad nebūtų vėliau kažkokių tai problemų. Ir turbūt tiek. Kol kas reostatas, matom, kaba čionai. Originalus įdėtas dar prisuktas prie pečiuko, bet jį prisuksiu ir bus turbūt viskas. Skambinsiu žmogui, galės pasiimti automobilį. Na va, dar vienas 205 C klasė atkeliavo pas mane. AdBlue jau suprogramavau, viskas kaip ir ok, beliko tik tai meniu pašalinti. Tas nėra kaip ir būtina, bet kad nebadytų akių, tai aš tiesiog mėgstu šitą dalyką padaryti. Jo, kažkaip pasipylė pastaruoju metu su AdBlue problemomis mersiukai, su įvairiom ridom, bent jau šitame yra rida, tai pasakysiu, 169 tūkstančiai. Tai vidurkis panašiai ir yra, apie 160 tūkstančių, nuo 160 iki 200 tūkstančių prasideda problemytės. Tai nieko nepadarysi. Čia problemų buvo daug, iš esmės šitam būtent variante reikėjo jau keisti ir visą baką. Naujas bakas 1800 eurų. Na, manau, kad nelabai daug kas yra pasiryžęs mokėti pinigus už sistemos atstatymą, kuri yra linkusi pakankamai neilgai tarnauti. Tai vat, ok, jungiu kompą ir pašalinam AdBlue meniu, skambinam klientui ir automobilį galima bus pasiimti. Nu ką, kaip ir baigiau programavimą, pažiūrėsim, ar pavyko. Jo, AdBlue meniu nebėra. Tai automobilis sutvarkytas ir gali keliauti į namus. Na va, turim dar vieną problemytę su AdBlue. 213 atvažiavo irgi ją susitvarkyti. Šitą automobilį jau esu krapštęs, čia matom AMG meniu, nors čia yra paprastas 2 litrų dizeliukas. Tai AMG išpildymą esu padaręs skidelį, matom, tokie reikalai galimi. Ir dabar grįžtam prie AdBlue sistemos, tai reikės sutvarkyti šitą dalyką ir tiek žinių. Nu, bam, ir nebėra jokių klaidų. Ir nebėra AdBlue meniu. Tai AdBlue sistema yra pašalinta ir nebekels daugiau problemų. Manau, kad tai yra tik tai teigiamas dalykas iš tikrųjų pašalinti ją, kadangi tikrai ilgesniai kelioniai gali būti taip, kad jums išmes pranešimą, kad už 1000 kilometrų jūs nebegalėsit užvesti automobilio ir bus problemų.
Tiesiog parvažiuoti galėsit, bet negalėsit gesinti automobilio. Tai vat, galima ir prevenciškai šitą dalyką pasidaryti, nereikia laukti, kol išmeta klaidų. Ir daugumai mersų galima netgi nuotoliu tai padaryti. Tai tarkim atsiunčiat variklio kompą savo ir perprogramuoju ir jums išsiunčiu atgal. Tai vat, tokie dalykai ir judam toliau. Gerai, turim 212 ir jisai skundžiasi problemomis su trauka. Tai automobilis yra darytas, kabutėse, vienoje garsioje įmonėje Lietuvoje, užsiimančia čipavimu ir visokių DPF programavimais ir taip toliau. Ir neva jinai išprogramavo DPF ir EGR. Taip, žiūrim dabar. Ok. EGR'as. Vaikšto. DPF'as. Jokių duomenų nematom apie DPF'ą, nors turėtume matyti. Tai reiškia, kad DPF'as yra tik tai iškoduotas, o jo veikimas nėra išprogramuotas. Tai reiškia, kad darbas nepadarytas. Atstatinėsim atgal programą į originalę ir reikės nuo to bandyti išsiaiškinti, kame čionais problemos. Nes buvo dėl turbinos pūtimo klaidos, plus automobilio apsukos papulsuoja dabar ir buvo padidėjęs dūmingumas. Tai vat, atsijungiam ir reikės atstatinėti programą. Va tai va, atstatinėjom su originaliais failais originalią variklio programą. Tai kaip ir minėjau prieš tai, tai tikrai buvo iškoduotas DPF'as, o ne išprogramuotas. Tai šitą dalyką sutvarkysim. Dabar atstatinėju į originalią programą ir darysim tikrai tikrą pilną išjungimą ir DPF ir EGR. Po to pasižiūrėsim, ar reikalingas dar kažkoks remontas ar ne. Nes šiek tiek pulsuoja apsukos ir galimai yra dar ir mechaninių gedimų šitam automobilį. Ką, baigiam programuoti originalią programą variklio ir grįžtam turbūt prie ridos spėliojimų. Tai čionais šitas automobilis ant spidometro turi 216 000. Tai jūsų darbas yra atspėti, kokia yra tikra šio automobilio rida. Salonas tikrai nėra užtrintas labai, yra čia keletą tokių chromo pasilaupimų, vairas nepratrintas kiaurai. Padarykit savo statymus, kiekgi turi ridos šitą E klasę. Zikt. 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 Išiminėju variklio kompą tam, kad ant stalo jį pilnai nusiskaityti ir išprogramuosim EGR ir DPF tinkamai. Nes prieš tai buvo parodyta, kad nesimato duomenų. Tai atstatėm DPF koduotės ir atstatėm originalią programą. Dabar ant originalios programos jau užrašinėsim DPF ir EGR išprogramavimą. Tai išsiemam varžtukus, kad nepamesti. Opa, pasidedam. Ir kas ten gyvena? Oro filtras. Čia yra tokie pelekiukai, su kuriais aušinamas variklio kompas, kai siurbia orą. Tai nešam kompą ant stalo ir jį nusiskaitom. Nu ką, turim tokią situaciją. Atkeliavo AMG bamperiukas nuo faceliftinio modelio ir jį bandysiu susikomplektuoti ir dėti ant ML-o. Kaip pasižiūrėjau, tai nėra kažkokių didelių trūkumų, tik tai šitas gal labiausiai matomas, bet šiaip visai tvarkingas bamperis, matas nuo amerikietiško modelio buvo. Tai laukiu dar detalyčių iš Merso, dėsiu originalias dalis kai kurias, tai susikomplektuos bamperis, reikės nuvežti jį paruošti dažymui, kad nudažytų ir reikės dėti plėvelę.
Su šituo bumperiu tai tokias vatržinės. Jisai bus parduodamas, kadangi dėsiu priekį facelifto, tai šitas bumperis bus pardavime. Jisai kaip ir visas pilnas yra, tik tai šita pusė yra pilnai sveika, šita pusė yra gavusi tokį vat smūgį. Praktiškai nuo čia prasidėjo ir taip nučiaužė biškį, tai praktiškai viskas liko sukabinta su plėvelė. Tai vat yra bumperis įtrūkęs čia va, iki parkavimosi daviklio. Daugiau lik ir trūkimų nemačiau, gal čia kažkiek tai biškį, bet minimaliai. Iš tikrųjų sutvarkomas tikrai. Ir trūksta vat šitos dalies moldingo. Tai tas moldingas kaip ir yra, bet jis toksai sutrintas, tai nebent išgimdyti iš jo kažką tai pasidaryti iš stiklo audinio gal. Tai va šitas bumperis pardavimuose, jeigu kažkam tai reikia, rašykit, suderinsim kažką tai. Pardavimuose ir yra dar grotelės. Taip, va tokios grotelės, originalios, iki faceliftinio ML. Jos yra aptrauktos juoda plėvelė, tai galit kreiptis irgi, parduosiu šitas grotelės, nes yra užsakytas faceliftinis. Tai va, reikia pabandyti, gal užsidėsiu bumperį, pasižiūrėti kaip atrodo ir pažiūrėsim, parodysiu jums kaip atrodo su šituo skeletu uždėtu. Nu, kažkaip tai taip atrodo, tas bumperis užsidėjus. Aišku, dar daug detalių trūksta. Bet manau, kad vaizdas pabiški susideda. Dar ką pasidariau, tai pasikeičiu naujas stabdžių šlangutes priekyje kol kas ir nusivarinau stabdžius. Labai nesunkiai iš tikrųjų pavyko tai padaryti. Pirmą kartą dariau, aišku, gal keista, bet aš elektrikas, tai tokių darbų nelabai darau. Visai lengvai pasikeitė, pakankamai lengvai atsisuko visi varžtai. Tai čia vat galima pasižiūrėti, šitoje vietoje reikia nusukti šlangelę ir vat šitoje vietoje irgi šlangelė prisisuka prie vamzdelio. Tai vat tokia šita šlangutė gali padaryti nemažai problemų jūsų automobiliui, kaip matom. Čia vat yra sena šitos pusės šlangutė, tai jau matom, kad yra vat čia nais patrukinėję. Tai reiškia, irgi jau būtų buvę neužilgo reikalų. O, čia kaip fainai apsilaisčiau stabdžių skysčių. Ir čia vat matom, čia dar nėra sparno, taip visai negražiai atrodo. Čia vat irgi yra stabdžių šlangutė nauja. Ir čia vat yra sena stabdžių šlangutė, kuri trūkusi, matom. Labai gražiai išsiviepus. Tai va, pagrindė dėl šitos šlangutės turiu tokį vat nuostolį piniginį. Na, bet ką darysi? Pats nesusižiūrėjai, pats ir kaltas. Tai nieko, sudėsim atgal ir turėtų važiuoti. Atrodo, taip nemažai investuoji į tą automobilio būklę, bet vis tiek vat kažkas tai gali išlysti, ko nesitikėjai. Ką darysi? Gerai, judam toliau.